Kaune pradėta Laisvės alėjos rekonstrukcija. Atnaujinimo darbai suskirstyti į 6 etapus. Šiuo metu rekonstruojama pėsčiųjų tako dalis nuo Adomo Mickevičiaus gatvės iki Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios. Darbininkai medinėmis lentelėmis sutvirtino medžių kamienus, apsauginėmis tvorelėmis atitvėrė vidurinę gatvės dalį, pradėtas ardyti grindinys. Už Laisvės alėjos rekonstrukciją atsakingų darbuotojų teigimu, atnaujinimo darbai vyksta sklandžiai. Darbai jau prasidėjo nuo balandžio 13 dienos, pradėjom ardymo darbus, išardom betoninę dangą, po apačia yra asfalto danga, ardome ir asfalto, vežam priduoti į statybinių atliekų tvarkymo įmonės, ruošiamės dabar komunikacijom. Kauno gyventojai vieningai pritarė Laisvės alėjos rekonstrukcijos idėjai ir teigia, jog projektą reikėjo vykdyti jau anksčiau. Laisvės alėja paseno. Aš ją prisimenu nuo 47 metų. Tai jinai daug pasikeitimų turėjo. Ir manau, kad atėjo laikas dar vienam pasikeitimui. Aš truputėlį ten skaičiau, kad lygtais nelabai buvo derinamas su verslininkais, tai galbūt tokių probleminių dalykų yra, bet iš esmės čia, kiek žinau, etapais bus rekonstruojama. Tai labai gerai. Rekonstrukcija turi būti daroma ir turi miestas gražėti, nes yra savotiškai apleistas. Taip kad aš už. Praėjo tai nemažai laiko, kai rekonstrukcija buvo daryta, jeigu aš neklystu. Ji buvo ar 80 metais, ar netgi dar anksčiau. Tada ji atrodė labai šviežiai, dabar apsilupusi. Šiuo metu vykdomi darbai planuojami baigti iki gruodžio, o visas Laisvės alėjos atnaujinimas bus baigtas 2020 metais. Planuojama, kad darbai kainuos apie 70 milijonų litų.